Vaikystėje šis citrinų kremas man atrodė lyg uždrausta svajonė, saldžiai rūgšti paslaptis, kurią pagaliau pavyko įminti. Įpilkite 65 gramus cukraus. Sutarkuokite vienos citrinos žievelę į cukrų. Žievelę gerai įtrinkite į cukrų tiesiog paprastai pirštais. Tas padės atskleisti citrinos skonį. Įmuškite 2 didelius kiaušinius. Ir išspauskite tos nutarkuotos citrinos sultis ir supilkite į paruoštą visą masę. Viską gerai išmaišykite su maišytuvu ir paruoštą masę įpilkite į mažą puodelį, pastatykite ant mažos labai ugnies ir iš lėto kaitindami maišykite. Geriausia maišyti su maišykle, ne su lopetėle ar šaukštu. Ir nenustokite maišyti, visą laiką maišykite. Maišymas labai svarbu, kad susiformuotų gražus kremas. Kai kremas baigtas, išjunkite ugnį ir palikite jį pastovėti kokiom 5 minutėm, kad šiek tiek atvėstų. Kai kremas šiek tiek atvėso, įmaišykite į jį 75 gramus kambario temperatūros sviesto. Sviestą supjaustykite kubeliais. Sviestą gerai įmaišykite į kremą naudodami blenderį. Taip pat blenderio pagalba į kremą pakliūna šiek tiek oro, dėl to jis pasidaro puresnis. Jei norite, į kremą galite įdėti pagal skonį, ką jūs mėgstate, mėtų ar levandų, kas kam patinka. Gautą masę sudėkite į mažus indelius ir pastatykite į šaldytuvą bent 1 valandai atvėsti. Na va, štai koksai gražus ir skanus gavosi mūsų citrinų kremas. Taip pat šį kremą galima gaminti ne tik iš citrinų, bet iš bet kokių kitokių citrusinių vaisių. Galite pabandyti apelsinus, mandarinus, kas jums patinka. Šį kremą galite naudoti ne tik tai tepimui ant, tarkime, duonos, bet galite jį naudoti kartu su jogurtu, paskaninti ledus arba į bet kokius jūsų kepamus pyragus ar sausainius.